Šiandien yra lygiai metai, kaip mano įmonė egzistuoja Lietuvoje ir tiesiog galvoju, reikia sukurti video ir papasakoti, ką aš dar kartelį įsitikinau ir galbūt ką dar išmokau, kurdamas turinį verslams, kurdamas turinį savo. Ir manau, kad su šita informacija jūs galėsite tikrai kurti dar geresnį turinį ir manau, kad kitais metais ir dar kitais metais šitie dalykai tikrai veiks. Ir jeigu jūs juos žinosite šito video gale, tikrai manau galėsite tai pritaikyti savo ir savo verslui. Šie metai buvo tokie labai įvairūs, teko dirbti su įvairaus plauko verslais ir su nekilnojamo turto atstovais, ir su buhalteriais, ir su namo pridavimu 100%, žmonėmis, taip pat su butikais, taip pat su tapytojais. Na, iš tikrųjų labai įvairi ta mano patirtis šiais metais buvo, tai norėčiau tiesiog apžvelgti trumpai, kas kiekvienam iš jų buvo veiksmingiausia ir ką jūs galite pritaikyti savo verslui, savo turinio kūrime. Tai, jeigu taip prisimenant ir įvertinant viską, kas buvo per šiuos metus, tai dažniausiai veiksmingi tokie reelsai buvo, kurie yra labai informatyvūs, kad turiu omenyje tokie, kad žmogui jie yra naudingi, nes galbūt priėmė kažkokį naują įstatymą, tarkim, ne? Tai atsimenu, buvo reelsai apie buhalteriją, apie, naujus įstatymus, kuriuos priėmė nuo sekančių metų, kitų metų verslams, PVM visokie dalykėliai, pelno mokesčiai ir panašiai. Tai yra tikrai labai aktuali informacija žmogui, todėl tokio tipo reels turinys, jisai yra labai, veiksmingas. Todėl, kad tiesiog tai žmogui yra įdomu. Čia kaip žiniose, ne? Dalinasi tiesiog naudinga informacija, aktualia informacija, kuri yra dabar pat labai karšta ir, žmogui yra tiesiog tai įdomu. Tai jeigu jūsų srityje yra kažkokia tai nauja informacija, naujas priimtas įstatymas, kažkas naujo, su kuo jūs galite pasidalinti su savo auditorija ir galvojate, kad tai auditorijai ta informacija bus naudinga ir tikrai patiks, tai manau, kad drąsiai kurkite turinį ir tai turi tikrai didelę tikimybę, kad tai, susilauks daug dėmesio. Pavyzdžiui, jūs netgi galit kažkaip išnaudoti tam tikras tendencijas, kurios vyksta šiuo metu Lietuvoje, tarkim, kaip kad pavyzdžiui daro fantazijos.lt, jie turi savo komandą, kuri dirba ir seka visas naujienas, visus kažkokius keistus reiškinius Lietuvoje, ar ten politikoje, ar panašiai, ir jie tą visą informaciją ir tą siužetą, tą veiksmą, tai, kas įvyksta, jie pabando, pritaikyti savo reklamai, savo, tai tokia gal kontroversiškai reklamai ir jiem visai gerai sekasi būtent tai daryti. Tai jūs galite tikrai naudotis tom aktualijom ir pritaikyti tai savo turiniui įvairiais būdais, įvairiom pusėm, įvairiais kampais. Kitas dalykas, kuris man atrodo, kad šiais metais tikrai pasiteisino, tai yra storytellingas, tai yra dokumentavimas. Tai yra tokie dalykai, kurie kuria ryšį ir kur labai toli prasilenkia su reklama. Tai jeigu jūs turite savo verslą, pavyzdžiui, jūsų verslas yra automobilių salono valymas, ne? Tai jūs galite tikrai labai puikiai nufilmuoti tokį reelsą, kur jūs, tarkim, užsidedate čia tokį diržą, į kurį įsistato telefoną ir tiesiog, tarkim, dokumentuojat, kaip jūs viską darot ir paskui ant viršaus užgarsinat, viską ir žmonėms labai dažnai būtent toks turinys jisai įdomus yra, kur tiesiog jūs pasidalinat savo dieną, tarkim, ar kažkokiu veiksmu, kurį atliekat savo darbe, savo versle ir tiesiog
paaiškinot žodžiais, kad žmogui ir žiūrovui būtų dar aiškiau. Tai va, tai storytellingas, jisai iš tikrųjų visą laiką būdavo ir dabar yra įdomus ir bus dar įdomus, tikrai manau, daug metų į priekį. Tiek dokumentavimas savo darbo, tiek storytellingas, jūsų kaip pačio žmogaus, kaip tarkim, jūsų visa istorija, kaip jūs atsidūrėte ten, kur dabar esate, kaip jūsų verslas nuo A iki Z taško, žodžiu, nukeliavo ir kokias patirtis jūs patyrėte, eidami tuo keliu tame versle. Tai žmogui tikrai labai įdomu, kas slypi už to prekės ženklo, kokia istorija, koks žmogus ir kuo jisai gyvena tas žmogus. Iš tikrųjų, kad sudominti šio laikinį žmogų, jūs turite ne tik tais dalintis sausa tokia informacija, tokia, labai paviršutiniška ir visiems jau turbūt atsibodusią, ne? Kur mato per teliką paprasčiausias reklamas, tai žmonės iš tikrųjų pavargsta nuo tos reklamos ir kuo jūs daugiau įdėsite to tikrumo, to žmogiškumo, tos savo istorijos, tuo manau yra geriau ir tokie dalykai sukuria ryšį ir sukuria jūsų asmeninio prekės ženklo pasitikėjimą. Jeigu jūs esat verslas, kuris nori kurti turinį, bet galbūt neturit laiko tam, ar tiesiog norite daryti savo verslą, dirbti versle ir nesukti savo galvos apie turinį ir socialinius tinklus, nueikite į reelsas.lt, užpildykite tenais formą ir aš perskaitęs jūsų formą, su jumis susisieksiu, įvertinsiu, ar mes galime dirbti kartu, ar galbūt negalime dirbti kartu. Ir labai laukiu jūsų formų užpildytų. Ir trečias dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, kuris yra veiksmingas turinio kūrime ir kuris pasiteisino ir man, ir mano klientams, ir manau, kad yra, iki šiol, ko ne pats svarbiausias ir bus svarbiausias dalykas dar labai daug metų. Ir kuris tikrai labai, yra veiksmingas. Ir jisai prasidėjo dar, manau, nuo visų, absoliutiškai seniausių laikų, nuo muzikos, nuo meno kūrinių. Tai yra tiesiog, įsivaizduokite, kai jūs ateinat į parodą ir jūs žiūrit paveikslą, stebite paveikslą ir jums kyla kažkokia emocija. Ir jūs kiekvienas tą meno kūrinį, tą paveikslą išgyvenate per savo patirtį, per kažkokią vis skirtingą gyvenimo laikmetį, galbūt jūs esate dabar kažkokio gyvenimo situacijoje ir jūs stebite tą meno kūrinį ir jisai jums primena kažką, jūs išgyvenate, jūs rezonuojate su tuo meno kūriniu. Jūs klausote dainos, kur tuo metu jūs išgyvenate kažkokias patirtis ir emocijas, ar netiktis ir panašiai, ir gal ten kažkokia sunkesnė muzika, tarkim, tuo metu jums surezonuoja. Tai kur aš lenkiu, kad visas turinys, kuris vienaip ar kitaip surezonuoja su žiūrovu, yra labai labai veiksmingas ir bus veiksmingas dar labai daug metų. Tai turinyje ir jūsų kūrime tai gali būti kaip tam tikros situacijos, kurias ir paprastas žmogus išgyvena, kaip ir tas verslas, ar tame reelse yra parodyta ta situacija. Tai gali būti ir tekstas parašytas ant trumpo 3-5 sekundžių reelso, kur yra tiesiog vaizdas, bet yra ilgas tekstas ir kur žmogus skaito tą tekstą, jisai rezonuoja skaitydamas tą tekstą. Ir jeigu tas tekstas dar yra labai ilgas, ar ne, tai gaunasi, kad algoritmas siunčia signalą, kad žmogus tą reelsą žiūri vėl ir vėl, nes jis galbūt nespėja perskaityti viso to teksto nuo pradžių iki galo, kol nepasibaigia tas reelsas. Tai jeigu jisai trunka 3 ar 5 sekundės ir tekstas yra ilgas, greičiausiai jums tas reelsas suksis vėl ir vėl ir vėl iš naujo. Tai kol jūs perskaitysit visą tą tekstą, jums tas reelsas prasisuks ten kokius 3-5 kartus ir tai siunčia signalą algoritmui, kad tai yra geras reelsas ir jisai dar jį daugiau stums kitiems žmonėms. Tai va.
Bet grįžtant dar apskritai prie to rezonanso, kaip jūs galite kurti tokį turinį, kuris rezonuotų su jūsų žmonėmis, tai tiesiog paieškoti tokių situacijų, pagalvoti, kaip mano klientas, kaip mano žiūrovas gali jaustis išgirstas, suprastas ir kad pasižiūrėjęs tą video, jisai pasijus, kad čia apie mane, aš tą patį galvoju, aš tą patį jaučiu, aš taip pat mąstau, žodžiu, ir įvairiais kampais galima tą padaryti. Kaip ir minėjau, tekstas gali būti nufilmuota kažkokia situacija, kaip jūs ten, tarkim, nežinau, skubate į darbą, bet reikia dar nuvesti vaikus į darželį, į mokyklą, ar ne? Ir kažkaip apipinti tą situaciją, nes galbūt jūsų tikslinė auditorija yra tie žmonės, kurie irgi turi vaikų ir dėl to jie su jumis būtent taip sustiprins ryšį ir pajus, kad jūs irgi turite vaikų, jūs irgi juos vedate į darželį ir į mokyklą. Tai jie pasijus, kad jūs gyvenate panašų gyvenimą. Tai, visi šitie dalykai, 3 dalykai, kuriuos aš išvardinau, yra, manau, tokie veiksmingiausi metodai ir būdai, kuriuos galite pritaikyti savo turinyje ir kurie bus dar tikrai labai ilgą laiką reikalingi ir veiksmingi, tiksliau tariant. Tai pasekit mane TikTok'e, pasekit mane Instagram'e, pasekit mane YouTube'ai, tiksliau prenumeruokit, pasidalinkit su draugais, žodžiu, visais, kurie galbūt nori kurti turinį, ar galvoja kurti turinį, ar tiesiog nusiuskit savo kolegai, kuris kuria jums turinį ir manau, kad tikrai rasite naudingų patarimų, kurie padės jūsų verslui ar jūsų veiklai dar labiau augti į viršų 26 ir dar kitais metais.